Sveiki gyvi, su jumis sveikinasi laida Krepšinio savaitė. Kauno Žalgirio komanda į Eurolygos kovą sugrįžo nesėkmingai. Kovo pirmąją kauniečiai neatsilaikė prieš Pirėjo Olympiakos 76-95. Ši nesėkmė nutrūko žalgiriečių 3 pergalių seriją, o tai buvo pirmasis Andrėja Tingeri pralaimėjimas namuose vadovaujant žalgiriečiams. Prieš jas rungtynes itin šiltai buvo pasveikintas Ignas Brazdeikis. Krepšininkui Paulius Jankūnas įteikė praėjusiame sezone iškovotą Lietuvos krepšinio lygos čempionų žiedą, o buvęs žalgirietis ant parketo praleido 10 minučių ir pasižymėjo 2 taškais. Kaip ir įprasta, Žalgirio ekipoje rezultatyviausiai rungtyniavo Keenanas Evansas. Šį kartą jis pelnė 18 taškų. O Olympiakos ekipoje rezultatyviausiai rungtyniavo 22 taškus pelnęs buvęs žalgirietis Tomas Volkpas. Nors po 2 kėlinių žalgiriečiai atsiliko vos 2 taškų skirtumu, tačiau 3 kėlinio pradžioje Volkpas pataikė 2 tritaškius iš eilės. Sėkmingai Olympiakos pradėjo ir 4 kėlinį. Po kelių taiklių metimų buvo įgyta rekordinė persvara, kurio žalgiriečiai panaikinti nesugebėjo. Apie kauniečių išvyką į Belgradą ir rungtynes su Tel Avivo Maccabi papasakosime laidos pabaigoje. Nacionalinėje krepšinio lygoje baigėsi reguliarusis sezonas ir prasidėjo atkrintamosios varžybos. Po reguliaraus sezono Palangos Olimpas, Telšiai, Marijampolės Sūduva Baltika ir Jurbarkas Karys gali trumpam atsikvėpti. Pastarosios komandos nežaidžia aštuntfinalio mačų, o štai 5-12 vietas po reguliaraus sezono užėmusios komandos jau pradėjo kovas aštuntfinaliuose. Vyčio VTU ekipa aštuntfinalyje susitinka su Vilniaus Rytu 2. Vilkaviškio Perlas kovoja su Kauno rajono Atletu. Kauno Žalgirio 2 varžovė aštuntfinalyje Kretinga, o Ukmergės Teko oponentas aštuntfinalio serijoje Joniškio Delikatesas. Kaip klostosi atkrintamosios varžybos, mes pažadame jūs informuoti ir kitose mūsų laidose. O dabar pabaikime laidą kalbėdami apie Kauno Žalgirį. Kauniečiai ir vėl pralaimėjo Eurolygoje. Žaliai balti jau 3 kartą šį sezoną lankėsi Belgrade ir kovojo prieš čia dabar rungtynes žaidžiančią Tel Avivo Maccabi ekipą. Deja, Tel Avivo krepšininkai iškovojo pergalę po atkaklios kovos 83-76. Likus kiek mažiau nei 3 minutėms Žalgiris dar pirmavo 2 taškais, visgi lemiamas sekundės geriau žaidė Tel Avivo komanda, o kauniečių viltis nubraukė prasidėjus paskutiniai minutėje apmaudžiai Arno Butkevičiaus prarastas kamuolys, po kurio žalgirietis dar gavo ir desportinę pražangą. Po šio pralaimėjimo dar labiau sumenko kauniečių viltys pasiekti mažiausiai krintamąsias varžybas. Kovo 15 dieną kauniečiai žais dar vieną mačą išvykoje su Miuncheno Bayern ekipa. Tuo šiandien laidą ir baigiame. Ačiū, kad žiūrėjote.